Labą dieną, gerbimi žiūrovai. Kvepinti kava laida virtuvės istorijos sveikinasi su jumis iš Vero Cafe House. Su jumis nuostabioji, puikioji, žavingoji, stebuklingoji, pinutė susipinusi galva Sandra Daukšaitė. Andrius Žiurauskas. Tenai besišypsantis virtuvės detektyvas, pagrindinis Kauno grūdas, Ruslanas. Plojimai! Jis yra žavus, žymus, talentingas. Ačiū. Lietuvos aktorius. Ačiū. Nusifilmavęs Anglijoje, nusifilmavęs Vokietijoje. Atida ne apie mane. Kino filmuose, taip ir serialuose. Sukūręs per 20 vaidmenų teatro scenoje. Ir tai yra... Eimutis Kvoščiauskas. Eimutis Kvoščiauskas! Bet jis ne vienas. Jis šiandien į studiją, į virtuvės istorijų prie stalo keliauja su žavingąja savo seserimi Gitana. Sveiki, labai malonu. Taisykitės, malonu. Su Eimučiu mums tenka pasivažinėti po įvairiausius miestus, vaidinti daugybę žmonių. Ir nėra tokio mano kolegos Lietuvoje, kuris visame, ne Lietuvoje, pasaulyje, Dublino saloje, turėtų tiek giminių, kurie ateina į spektaklius, dovanoja gėles, krikšto dukros, pusseserės, tetos, draugės. Taip, Andrius nemeluoja. Kiek ten tos giminės yra? Tiesa yra tokia, jog mūsų mama yra iš 10 vaikų, 7 sesės turi ir 3 brolius. Taip patikėkit, mes esame apie 21-24 pusbroliai ir pusseserės. Super, tai labai mūsų. Ne, visko būna, jo, tikrai, kaip reikia sukviesti gimtadienį arba į tą patį spektaklį, tai žiūrėk, tai ką daro? Visą salę. Ta kviesto, nekviesto, ką čia daryti? Išsiskaičiuojate, ne? Tos kviestos, nekviestos. Bet jūs šeima, tai yra 2 seserys ir tu jau tas mažėlis. Pagrandukas tas taip. Gitana vyresnioji sesuo, Vaida vidurioji sesuo ir aš jau tas pagrandukas, tas, kaip sakant, išlepintas ir žiūrėtas. Ar tikrai Gitana išlepintas? Labai geras vaikas buvo. Geras vaikas? Nekviesdavo išdaigiukus? Ne. O tai kaip vis tik tai, žinau, kad tom vyresnėlėms sesuom dažniausiai tenka rūpintis to jau, žinai. Teko užauginti. Ir kada norisi džiaugtis gyvenimu, ten eiti į gatves, linksmytis. Dar yra pasakas, Gitana vienas ten. Gitana. Ar tai buvo? Buvo, parvažiuojam, pavyzdžiui, nuo Nemuno, mes Vilkijoje gyvename. Ir klausimą, kur buvote? Jis sako, Baloj. Baloj. Ką tai reiškia Baloj? Jis Nemuną, Baloj. Ai, tai buvo, nieko savo. Gerimoji publika, tai yra žmogus, kuris Nemuną vadina Bala. Gerai, apie balas šiek tiek vėliau, todėl kad mūsų laida, kaip ir bebūtų, yra virtuvės istorijos. Taigi mes paliksime Sandrą ir Eimutį šnekučiuotis intymiai 1-2, o su Gitana eisime pas Ruslaną apie Eimutį šnekėtis už akių. Mes kartu su prekybos įmonių alijansu Aibe pagaminsime jums kažką, ką jūs vėliau galėsite padaryti namuose. Ruslanai, kas tai bus? Šiandieną gaminsim špinatų skonio makaronus, todėl esame prekybos įmonių alijanso Aibe parduotuvėse, kur tikrai rasim visus reikalingus produktus. Makaronams būtinai bus reikalingi miltai. Miltai, kurie yra specializuoti būtent pagaminti makaronus. Taip pat mums bus reikalingas alyvuogių aliejus. Taip pat mums bus reikalingi kiaušiniai. Kiaušinį mes naudosim tik 3 ir tik 1 kiaušinis. Dar mums reikės druskos, sviesto, svogūnų, špinatų lapų, gritinėlis. Taip pat mums bus reikalingas puskipės fermentinis sūris. Bet žinokite, labai noriu padaryti Sandrai staigmeną. Žinau, kad jį mėgsta labai talerus, tai einu surašti. Vo, čia mylimiausi Sandros, tai būtinai pasiimsiu ir jos. Prašau. Iš tokių kokybiškų produktų nekantrauju pradėti gaminti. Kad pagaminti teisingai tešlą, mes turim specialaus malimo miltus. Su jais mūsų tešlą makaronus išeis geresnį, kokybiškesnį ir teisingesnį. Makaronas bus labiau makaronas. Tikras makaronas. Bet su šitais miltais galima pasidaryti ne tik makaronus, jūs galite padaryti ir virtinukus, ir raviolius,
ir tos pačius kolduniukus su įvairiais įdarais. Salotas. Ne, salotas. Kepsnius. Čia yra nuostabus miltai. Tai pradedam gaminti. Mes turim miltus ir mes įbėrim juos, padarom paprasčiausią, drąsiai. Taip. Aha. Žmonės pila taip tiesiog ant stalo miltus. Taip. Gerai. Pažiūrėkite, kokį yra specialaus, Padarom tokį. Duobutę. Aš norėčiau padėkoti iš karto prekybos tinklui Žano už nuostabius indus, kuriuos mes naudojame mūsų laidos metu. Taip. Mums reikia atskirti devynius trynius nuo baltinių. Prašau. Jūs kol mušitės, aš pakalbinsiu. Ką pridarė Seimutės va tokio? Iš nervo daužydavo galvą į palmę. Galva į Vazoną. Į vazoną, taip, palmės. Ir aš ją vis purtydavau ir jinai nugriūdavo ir suduždavo, kol galų galę tėvai padarė medinę vazoną palmę. Bet vis tiek daužiai. Vis tiek kažkaip, dėl man tikrai, nežinau, kodėl buvo toks dalykas, bet jau būdavo, kad kažkaip... Šiaip jūs įdomiai gyvenat, Vilkijoje Nemunas bala, auga Palmės, palmės, vaidina genį. Jo, žinokit, tai mes jau, kaip jūs matote, mes pradėjom, dabar mums reikia padaryti špinatų spalvą, jo? Špinatų skonis. Mes panaudosim džiovintų špinatų, reiškia, pudrą ir mums reikia įberti kažkokį porą šaukštelių. Jo, tokių galima ir 3. Mums reikia šaukštelis alyvuogių aliejus, aš papasakosiu iš tikrųjų, jūs žinote... O jeigu truputėlį daugiau įpyliau, netyčia? Nieko baisaus, jo. Šiandien mes gaminsim slidžią pastą, svežius makaronus, bet visi žmonės dažniausiai valgo džiovintus. Ir tas džiovinimo būdas atsirado iš tos problemos įspręsti, kaip prailginti galiojimą makaronų. Jo, tokius makaronus gamino labai senai ir visiems tas produktus labai patinka, bet atsirado ta problema, kad galiojimas trumpas jo ir tada pradėjo džiovinti. Tai būtent džiovinimo būdas ir mes dabar turim galimybę valgyti makaronus be problemų. Kodėl man tokia nuojauta, kad tu kabini makaronų? Kol jūs kalbate, žiūrėkit, aš jūs pavaišinsiu truputį. Ir dabar Jūs galim- neturit maisto, ar ne? Ne, mes dar neturim. Pasivaišiname nuostabiais taleriais, iš tikrųjų traškus, skanus, saldu. Labai gerai. Tai nėra subtiliai užuomina užsičiaupą. Na, kaip tai priklauso nuo to, kaip Ir dabar mes pažiūrėsim. turim padaryti tešlą, jo, mes jiem minkom. Tai dabar padarykime tokį eksperimentą čia ir dabar. Paimprovizuokime. O, Dieve. O, Dieve. Baisu. Ne, nemanau. Žiūrėkit, dabar bus toks dalykas. Ruslanas su Gitana Taip. gamina špinatų skonio makaronus. Pagal tam tikrą receptą. Taip. Ta receptą duodu tau. Ir dabar įsivaizduok, moteris važiuoja gimdyti. Tu esi ta moteris. O, viešas. Ir tekstas yra šitas. Tai yra makaronų receptai. Makaronų receptas, ką ta moteris tuo metu daro, bet jinai kalba šito tekstu. Gerai, supratau. Peruką, suknelių duokit, kas galit Mes paskolyti. įsivaizduosime. Gerai, bandau. Špinatų, skonima, karonai. Į pusę kilogramą specializuotų miltų. Įsikabink. Tu! Devynis! Šviežutėlis. Ai, kiaušinis. Kiaušinis. Ne, kiaušinių. Trynis. Stuk. Įberėme 2 šaukštus. Jau. Džiovintų. Špinatų. Ranka. Špinatų pudras. Ne, viskas. Įmušame. Berniukas. Dieve, koks gražus. Valio! Ne, labai tik sakant, nežinot. Puikiai. Ačiū. Galima ir geriau. Ne, va čia tobulą. Mielam jaunam eimučiui duosime senolių pieno. Ačiū labai. Jeigu gamina makaronus, tai tešlą reikia pailsėti. Jo, kad pailsėtų mes juos suviniojam į maistinį plyvelę. Tai bus minkštesnė. O kur jinai pailsi? O čia. Mums reikia rūkyto šamą. Va. Rūkyto šamą.
Va. Gerai. Ir taip pas mus studijoje dar vienas svečias žmogus, kuris viską žino apie ūsuotas žuvis, augančias ir Lietuvoje, nors tai yra šiltųjų vandenų žuvis, bent jau šita, kurie atkeliaus pas mus į studiją. Kaip bebūtų, viską apie šamus mums pasakoja ponia Daiva. Kodėl būtent šamas? Šiaip Lietuvoje yra naujiena, daugiau žinomas europinis šamas, o šitas šiltavandenis yra naujai veisiamas ir auginamas. Yra kažkokie specialūs dalykai, na, ką mes turėtume žinoti apie šitą žuvį, kuo jinai ypatinga? Ypatinga tuo, kad šamas neturi itin daug kaulo, tai nekaulėta žuvis. O ką galima pagaminti iš šamo? Aš manau, kad iš šamo galima gaminti visą tai, ką lietuviai įprasta yra gaminti iš mėsos. Tiek iš vištienos, kiaulienos, kalakutienos. Tiesiog šamas unikali žuvis tuo, kad galima padaryti vištienos šašlyką? Galima virinuką, taip, mes esam bandę ir virinuką, ir tą patį šamainį galima dėti į burgerį šamo filė, ir galima netgi ir paštetą iškepti, ir teriną, ir daug visokių patiekalų. Kiek reikia laiko, kad išauginti tokį didžią žuvį? Na, iš tikrųjų, tokią, kokią matote čia ant stalo, reikėtų apie 9 mėnesių. Super. Nu, tai ačiū labai už tokių įdomių atsakymų ir informaciją. O Kauno grūdai dovanoja jums puikus miltus ir fantastišką kitą produktą, kad jūs galėtume gaminti ir ragauti. Dėkojame, ponia Daiva. Na gerai, o dabar mes grįžkime prie Eimučio. O skaitai komentarus apie save? Anksčiau skaitydavau. Aha. O koks, nežinau, juokingiausias, ar nežinau, koks keisčiausias yra komentaras įstrigęs, ar yra kažkoks? Jie buvo visokiausi, bet labiausiai taip pačiai pradžiai, kaip žodžiu tenais, kad, nu, bet ir šių laikų aktoriai tokie negražus. Rimtai? Tai ten tada va, Tomkus, Adomaitis, tokie gražus. Nu, bet jau šių laikų, būtent po mano kažkokią tai straipsnį. Galvoju, okei, taip jau. Ką dabar daryti, ką dabar daryti? Šiais laikais ir negražus aktoriai būna aktoriais. Taip. Gitana, ar yra Eimutis jums ką nors pagaminęs? Taip? Taip. Pas į Vilnių svečius atvažiuojame, jis tai gamina. Kartais pasikvieti tikrai svečius į Vilnių, atvažiuoja ir jau kažką jau būnu ingredientus susipirkęs daryti, tai ne, tai ten su 6 tašėm atvažiuoja, su karštais, su desertais ir jau nieko nebereikia daryti. Tvarkoj, na kaip virtuviai sekasi? Mums labai gerai. Labai gerai, gal jau baigėtegi? Aš nežinau, arba Ruslanas sulėtėjo, nors jis čia pridarė įvairiausių, jau susmulkino šamo filė. Jau yra gražus lietuviškas žodis pačečkavotas svogūnas. Mes girdėjome, jūs žiūri ten čečkavoja. Čečkavoja. Šiuo metu jie raiko, skersuoja cukinį, bet mums reikėtų šiek tiek sugrąžinti aromatą į Vera Cafe House. Ir grįžtame į mūsų virtuvę, kur jau šamas yra paskersuotas, padalintas. Aha, cukinė į pabaigą irgi. Čia yra svogūnai ir česnakai, tie, kurie matote. Čia yra dar česnako truputėlį. Čia yra susmulkytos cukinijos. Taip, čia yra kas pas mus? Kaparėlį. Kaparėlį, jo. Labai garžiai kvepia. Taip, smulkinta karštai rūkyto šamo filė. Plėšyta rūkyto šamo filė. Būtent plėšyta. Kvoščiauskaitės rankomis. Plėšyta ir Ruslano prisidėta. Ten yra, o čia yra pailsėjus, paknarkus kojas, pailsinus tešla. Seniau moterys turėdavo tą nuostabų prietaisą, vadinamą kačėlų. O čia yra, matai, kaip spaustuvai. Vieną kartą praleidžia, priveržia, praleidžia, priveržia ir praleidžia. Bet tai turi dar supjaustyti, ne? Paskui pjausis. Parodysiu. Kol kas dabar iki nano dydžio, iki nano technologijų dydžio mes suspaudžiam. Pamiršom miltus. Būtent miltus mums padės, kad patiekalas nesulips, neištiš ir liks. Ir mes juos tiesiam klojam, kad truputį pradžiūtų, ne? Kad? Pasta, kokios kokios tikrai. pasas. Pažiūrėkite, kokie gražus yra, kokie ilgi jo. Tada pradėsiu gaminti jo padažą. A jeigu jūs norite, kad jūsų česnakas kapotas nesudegtumai, atiduotum savo aromatą, tai reikia įdėti būtent į šaltą aliejų. Mes įpilim aliejų, dedam į šaltą aliejų svogūnai ir česnakas. Nepamiršom, kad mūsų pasta, mūsų makaronai, taglitėlė, juostelės
apivarstysim biškį su miltais, kad jį nesuliptum. Gitana, Taip, klausom. mes turim pakviesti Andrių atgal. Tad žinote kodėl? Taip. Jis nepadarė savo užduotį. Ai, dabar jau daug klius, klausyk, daug klius. Užsimiršau. Ruslanas laukia gėlyčių. Jau renku. Taip, sekantis ingredientas turim sudėti mūsų supjaustytos cukinijos. Taip. Cukinijos nereikia ilgai kepti, tik lengvai apskrudinsim ir to užteks. Aš nieko prieš. Taip. Įdėjom šamo gabaliukas, įdėjom reiškia kaparėlių ir jo virsim makaronus. Sviežius makaronus mes tik užverdam ir mums to užtenka. O vis dėlto džiovintas reikia 10-12 minučių virti. Tai aš vis dėlto rekomenduoju gaminti patiem. Kad neprarastum spalvą špinatai, reikia įbert biškį citrinų rūgšties. Ir mums reikia patarkuoti sūrį. Mes turim nuostabi puskėtį fermentinį sūrį. Šito sūrių labai galingas, gal nedidis, bet skonis labai galingas. Keiščiausias tavo bruožas, ko norėtum atsikratyti? Keiščiausias bruožas. Ok, pavyzdžiui, aš iki šiol negaliu priprasti prie šitų dalykų. Va tie, kurie prie žmonių tvarkoja, bet va tos visos kameros man vis tiek, aš jau geriau scenoje galiu ir nuogas vaidinti, bet jau su kamerom susidraugat man nepavyks. Tu aktorius, Gitana yra virtuvės vadovė, o trečiasis o ką? Prie klinikų. Vienas vaidina, kitas gamina valgyti, trečia Gydo. O, mamma mia. Oi, kaip skanu, kaip gražu. Koks kvapas. Aš tai dievinu makaronus, man labai skanu. O juos dar ruošia O dar su špinatų skoniu, dar špinatas. Juostelės, dar su rūkyto šamo filė, čia yra nepakartojamas derinys. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Mes Puikus kolega, puikus žmogus, bet aš jau beveik norėčiau duoti patiems dovanų ir sakyti, mėly žiūrovai, viso geriausio, bet. Mes turime tradicinę rubriką. Taip, o čia tai geras, žinokit. Mes darome kiaušinių testą. Taip. Nu. Kiaušinių testą. Jūs pasirenkat, kuris žmogus iš poros. Taip, o pasirinkimas yra pagal tai, kieno rankos, didesnis, aš manyčiau, logiškiausia. Arba mažiau dreba. Arba mažiau dreba, arba geriau. Pasižiūrėkit, kaip čia kam. Panašus. Panašios. Na, tai tada 1, 2, 3, 4. Aš laikau. Ir pradedam. Dedam. Palaikom. Pasižiūrėkit, kaip čia. Jau 6. Oh my god. Nebūtų neskubėti. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Palabiškai 16. 17. 17. Kiaušinių lietus. Mėly žiūrovai, viskas kas gera, pagaliau, kad nors baigėsi. Ir taip, gaila, kad negalime su jumis pasidalinti šiais nuostabiais kvapais, bet už juos mes turime būti dėkingi Ruslanui! Mūsų laidos Svečiai. Gitanai ir aktoriui Eimučiui Kvoščiausiai. Jums mūsų rėmėjų dovanos, taip Kauno Grūdai jūs sveikina, plojimai. Už puikius kokybiškus indus norime padėkoti parduotuvių tinklui Žana ir už nuostabius drabužius parduotuvėms Spirit Fashion ir Recept. Viskas, mėlėjai, mes su jumis atsisveikiname iki kito sekmadienio ir svarbiausia skanaus. Ate. Valgom viskas. Dabar jau valgom.